Kai žmogus darosi tatuiruotę, jisai nori joje kažką įprasminti, kad tai būtų kodas. Noriu įsukti karmos ratą, taisydamas ar darydamas naujas tatuiruotės, padaryti gerą darbą jums. Aš esu Danielius Dečkovas ir pristatau jums Karma Tattoo Project. Šiandien norėsiu supažinti jumis su mūsų trečių dalyviu, jo vardas Ramūnas, jisai yra lengvosios atletikos sportininkas ir mes darysim jam kengūras. To gyvūnėlio nesudaręs per savo visą gyvenimą, todėl bus labai įdomi patirtis. Sveikas. Sveikas. Danielius. Ramūnas. Malonu. Kaip tau sekasi? Normaliai. Kaip atvykai? Na, buvo šiokių tokių nesklandumų su mašina, bet dabar jau vietoj. Dabar viskas tvarkoja? Jau normaliai viskas. Pasiruošęs? Taip, pasiruošęs. Važiuojam. Aš esu Ramūnas Kleinauskas, studijuoju Lietuvos sporto universitete atletinį rengimą antram kurse. Aš buvau pats lengvaatletis nuo 9 klasės, jeigu neklystu, iki pat dabar aš, šuoliavau į tolį ir ganėtinai neblogai man sekėsi. Nuo 2 klasės lankiau krepšinį. Iki 8 klasės, kol paliko blogą ir kažkaip tą 8 klasę visą išmečiau ten iš savo gyvenimo vos ne, nes praleidau ligoninėse. Ir paskui 9 sakau, kažką reikia užsiimti, nes sakau, arba aš sakau, visiškai degraduosiu tenai sėdėdamas namuose nieko neveikdamas, arba sakau, aš varau sportuoti, nors man ir neleidžia, bet vis tiek jau pradėjau šuoliuoti toli. Tai tada aš ten išvis buvau vidutiniokas, ten buvo tik rajono varžybos tokios ir paskui jau kai 16 ar 17 metų suėjo, sakau, reikia padaryti kažką rimčiau, ta prasme taip. Mane visi stabdė, ta prasme, daktarai irgi sako, va, tu nesportuok, tau negalima. Bet aš, aišku, numojau ranką ir tas vienas lūžio taškas buvo, kai Lietuvos jaunių pirmenybėse paėmiau 3 vietą. Wow, aš jau kažką padariau, aš galiu pasiekti dar labiau. Jau galvoju, išėjau iš rajono, jau vadinasi, jau esu Lietuvos mastu, jau kažkas geresnė. Ir žiemą dalyvavom Lietuvos jaunių čempionate, man atrodo. Ir ta prasme, mes visi atvažiavom sirgdami, va tas buvo geriausias. Ir sudalyvavom. Ir paskui tą dieną, kai grįžau namo, man buvo virš 39 temperatūros, ta prasme, po varžybų. Ir mane iš karto į ligoninę ir žiūri, mane visą išbėrė. Ir paaiškino tame, kad man buvo vėjarupė, jau man buvo ten, ta prasme, 17 metų gal. Gerai, tada... Nežinau, gal tokį tada? Ne. Gerai. Ką? Jeigu taip padaryti? Aš manau, kad trūksta kažkokio tai judesio. Nu gerai, judesio. Va, jeigu padaryti, sakykime, kengūrą šuolį, bet ne vieną, o padaryti kokias 8 šuolio fazės. Kaip animacija, ne? Kadras po kadro. Atsispirt, nusileist. Jo. Man ta lengvoji atletika, tie 5-6 metai, kuriuos aš sportavau, man taip pat darė labai didelį įspaudą, ta prasme, gyvenime. Ir aš jį norėjau kažkaip tai užrašyti, kažkaip pasidaryti tatuiruotę. Šita tatuiruotė bus atlikta taip vadinamo dot work stiliumi. Tai reiškia, visas piešinys bus surinktas iš mažų taškiukų ir praktiškai nebus nei vienos linijos. Tas stilius yra ant bangos, taip vadinkime, grįžtama prie pirmykščio tatuiravimo ištakų, kai anksčiau nebuvo mašinėlių ir buvo vadinamas hand pokingas. Tai yra, tatuiruotės buvo daromos vienu įrankiu ir badant, sakykime, tiesiogiai. Įkėliau gal į Facebooką ar į YouTube video, ten kaip šuoliuoju ir iš varžybų, man atrodo. Sako, geras, sako, kai kengūra vos, sako, atsispyrė ir jau skrenda, žiūriu. Sako, toks medžiukas, sako, bet tai toliau šoka. Ir ta prasme, vat juokas paėmė dėl to ir kažkaip prilipo. Ir paskui tenas Instagram'e ten kengūra pasivadinęs, žodžiu, o taip ir prilipo. Nu tai va, toks būtų rezultatas, tokia būtų mano vizija. Manau, reikėtų tau daryti per visą krūtinę. Gal dar biškį nuskanuosiu, nudidinsiu. Ir viską iš taškiukų surinksiu. Ką manai? Manau, kad gražu ir naujoviška. Ja, labai bus įdomu, aš nekantrauju pradėti. Čia bus daugiau ne tai, kad kompensuoti jo kažkokią tragediją, o daugiau čia bus jam apdovanojimas už tą kelią, kuris jisai nuėjo. Tai čia bus toksai atvirkštinis balanso grąžinimas. Jisai daug dirbo ir dabar jam prašom.
kai darai dotworką, tu kiekvieną taškiuką išgyveni atskirai. Atrodo, nejauti, į kokį kaulą suvaro, jauti. Kiekvienas duris. Va taip yra. Čia skaniau buvo, ne? Čia jau geriau kaip. Skausmas laikina šlovėm žina, tai čia maždaug. Aš manau, kad tokia patirtis, jinai sustiprins jo dvasią. Nu, ką manai? Super. Tikrai super. Tikrai man čia iššūkis tokia, ypač tie pratesimai, tai čia kažkas išeina iš visų rėmų. Tai va su tašku padarėm sintezę. Pačią primityviausią formą padarėm pačią sudėtingiausią. Tai kiek čia dūrių aš gavau? Dafiga. Kiek esu aš darbų peržiūrėjęs, aš jų tikrai nemažai peržiūrėjau, tai prasme visi tokie vienas į kitą vis tiek panašus, kažkuom ten detalėm, o čia toks, toks kažkas. Ta prasme visiškai nauja, visai kažkas šviežia, gyvo, ta prasme, va, judesys, sakau, va, tas yra svarbiausia. Ką, Ramūnai, ačiū tau labai, kad pasitikėjai manim, linkiu tau sėkmės visame, ką darai ir tikiuosi dar sutiksime. Dėkui tau, sėkmės irgi, visą gerą. Jo stiprybė, nu tas atkaklumas ko gero sužavėjo, kad jisai labai siekia savo tikslo. Manau, kad iki pilnos laimės Ramūnui trūksta dviejų dalykų. Tai yra mylimo darbo ir mylimos moters. Ir viskas tada bus super. Po šio epizodo aš norėčiau, kad tie, kurie sako, kad nuo pirmadienio pradėsiu sportuoti, galų gale susijimtų, nusipirktų sportinę aprangą, nusipirktų sportinį abonementą ir eitų į sporto salę ir pagaliau pradėtų sportuoti. Chebra, dabar pats laikas. Kada tau vyras paskutinį kartą skuto krūtinę?